Bronislovas Lubys buvo ne tik kovo 11-osios akto signataras, verslininkas, mokslininkas, politikas, visuomenės veikėjas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos įkūrėjas ir pirmininkas, koncerno Achemos grupė vadovas, bet ir Druskininkų garbės pilietis. Taigi apie tai, koks Bronislovas Lubys išliks druskininkiečių atmintyje, Kristinos Platonovienės ir Alvydo Andruškevičiaus parengta apklausa. Asmeniškai nepažinau, bet tik žinau, kad daug yra nusipelnęs Lietuvai, ekonomikai Lietuvos. Gaila, kad išėjo iš gyvenimo. Dar galėjo daug ką padaryti gerą. Labai rimtas verslininkas, kuris moka suburti kolektyvą ir šiaip moka duoti daug žmonėms, sukurti ir daug darbo vietų ir daug gerų žinomų produktų, kuriais naudojasi visi ir tiek lietuviai, tiek nelietuviai, tiek užsienyje. Gal žinote, kuo nusipelnė Bronislovas Lubys druskininkams, ką iš čia gero nuveikė? Lietuvos sanatorija visa rekonstravo, sutvarkė. Vandens parką pastatė. Buvo verslininkas, garsus Lietuvos milijonierius, Achemos direktorius, įtakingas žmogus. Investavęs tai jis yra daug, visa Achema, visa trąšų gamykla, Klaipėdoj terminalai ir trąšų eksporto terminalas ir ketino jis dar matyti ten dujų suskystinta visą. Na, iš tikrųjų tai investicijos buvo tikrai jo didelės. Tiesa dar žiniasklaida, visa Lietuvos žinios, Baltijos televizija, radio centras. Tai didelio proto sumanus verslininkas. Ir daug padarė ir druskininkam, ir Achemai, žmonėm, labai žmonės gyrė. Vat kaip žmogų, kaip darbdavi. Labai rimtas Lietuvos verslininkas ir labai daug įdėjęs lėšų energijos druskininkų plėtrai skyręs. Tai Grand Spa Lietuva į visą kompleksą, to gydomojo komplekso investuota bemaž 200 milijonų litų. Gal žinote, kuo Bronislovas Lubys nusipelnė Lietuvai? Na, visų pirma, kad jis buvo signataras, toliau buvo vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos premjerų. Rimtas verslininkas, turėjęs, kaip čia pasakyti, didelį įtaką Lietuvos vystymuisi, įgyvendinęs eilę rimtų projektų. Netektis yra rimta dėl Jonavos vystymosi, dėl druskininkų, dėl Lietuvos, kokių planų jisai turėjo, ką jis norėjo įgyvendinti, ką galėjo įgyvendinti, galbūt tai, kas po jo pradės daryti tos darbus, galbūt įgyvendins, galbūt ne, bet netekome tikrai labai gero žmogaus, rimto verslininko, ką ten šnekėti. Tokių verslininkų Lietuvoje turbūt vienetais galima būtų suskaičiuoti.